Labą dieną su jumis. Aš Gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė ir pakalbėsime, kodėl žmogus supūna tarsi, kodėl pas jį atsiranda pervargimas, o po to atrodo toks persidirbimas, ypač protinis, pailsėjus turėtų praeiti. Bet kodėl jis sutrikdo virškinimo darbą ir kodėl atsiranda labai daug šlapų kūne, tai gali paaiškinti tik tai kinų medicina ir aš dalinuosi skaidrėmis, kad būtų aiškiau ir kad jūs galėtumėt geriau viską suprasti. Mes visą tai įvertinsim ir pakalbėsim ir ką sako kinų medicina, kad virškinimą reguliuoja visos 5 stichijos, bet svarbiausia iš jų yra žemės stichija. Ir pamėginsim klasikinę kinų mediciną suderinti su mūsų medicina, kad jums būtų paprasčiau suprasti, ką valgyti, ko ne, kad kūne nesusidarytų daug šlapų, o ypač saugoti jaunimą nuo tokio perdegimo, pervargimo. Žemės stichijos reguliuoja skrandžio ir kasos kanalus ir žemės stichijos paskirtis paversti maisto, baltymus, riebalus, angliavandenius mūsų kūne, priversti vykdyti biocheminės reakcijas, kurių metu katabolizmo ypač išsiskiria šiluma, gaminasi ATF, bet kartu neleis atsidaryti šlakam. Medicinoje kalbama, kad yra toks drėgmės, angliškai vadinama dampnės sindromas ir ta dampnės virsta gleivėm arba kietais šlakais. Ir tam reikalinga ir materija, ir energija. Ir tai yra sudėtingi dalykai, nes energijos mainam yra labai labai daug priežasčių, kad jie sutriktų. Pavyzdžiui, drėgmė ir jeigu ir šalta, tai kaupiasi sąnariuose ir prasideda artritai ir artrozė. Jeigu kaupiasi vidaus organuose, gleivės, cistus, miomas ir drėgmė, kaip ir bet kokios kitos energijos, per daug vėjo, per daug karščio, šalčio gali mus pažeisti. Bet pati drėgmė kaip augalas supūdo, taip supūdo ir žmogų. Pas jį atsiranda daug jam nebūdingų darinių, kaip sakiau, gleivių, akmenų. Ir faktoriai, kurie tą drėgmę sukelia, yra gyvenimas, darbas, kai yra daug drėgmės, ore daug drėgmės, kai mes šlapiais drabužiais būnam, kai valgom daug pieno produktų per daug, o tikrai valgom per daug mūsų krašte, ypač šaltų ledų. Jau geriau retkarčiais varškėtukai negu šalti ledai. Persivalgom, sėdimą darbą dirbantiem ištisai, saldus skonis. Žemės stichijos, kad žmogus normaliai augtų, toks beskonis saldumas, gryni, baltymai, riebalai, angliavandeniai, bet jie sudėtingi angliavandeniai, ne cukrus. Cukrus yra ugnis, karštis. Nakties valgymas, nereguliarus valgymas, valgymas einant, persivalgymas, visa tai yra drėgmės sindromas. Ir tą drėgmės sindromą pripažino Pasaulinė sveikatos organizacija ir rašė kaip tose klinikose, kur gydoma ir klasikinė paprasta medicina lopatinė ir klasikinė kinų galima. Kas tą sukelia drėgnumą ir kaip jo išvengti? Šalto, labai daug žalio maisto, dalis maisto vis dėlto turėtų būti šiltas. Eiti į sauną, ypač šaltuose kraštuose, taip kaip daro Suomiai. Reiškia naudotis kinų medicinos masažą, nedėti gėrimus ledukų, judėti visada. Jeigu jau turim sindromą, tai naudoti ir akupunktūrą. Ir va, aš parodau, kad mokslas pripažino ir Pasaulio sveikatos organizacija pripažino dampnės yra drėgmės sindromą ir kad įrašė jį ir leidžia naudoti kaip diagnozę, kaip pasakysim, kažkoks tai Kušingo sindromas, Huntingtono sindromas, Dauno sindromas, tai yra čia sindromas, kurį leidžiama gydyti kinų medicinos metodais, nes identifikacijos metodai, tyrimų metodologija.
Ir labai daug žalių formulių yra sukurta kinų, kad gydyti. Ir kodėl aš jums tai sakau? Visų pirma, venkite saldaus skonio saldumynų, venkite per daug pieno produktų, venkite kiaulienų. Artėja pasnika. Truputį pabadaukite, bet grinas badavimas irgi negerai. Nusilpnina kasos blužnies či. Yra pasnikas, tik pasnikas kalorijų kiekio sumažinimas. Ir naudokitės tomis žolėmis, kurias kinų medicina ištyrė. Nes jeigu jums jau pradėjo skaudėti sąnarius, tai žinokit, kad dažniausia tai yra drėgmės sindromas. Ir sąnariai yra kliūtis energijai tekėti ir tiesiog jūs subirėsit, atsiras daug, daug visokių kitokių lygų. Ir artritams gydyti irgi labai daug yra žolių formulių, kaip ir drėgmės sindromui. O saldus skonis, nors centrinis skonis, tai yra visų pagrindinių maisto medžiagų, kaip minėjau, baltymų, riebalų, angliavandenių, bulvių, morkų, bet tik neduok dieve pridėtinio cukraus. Jis yra kartu ir ugnis. Ugnis kaip aistra, už tai mes jo norim. Va, tiesiog mes negalim perdirbto maisto daug vartoti ir vartoti daug saldumynų su riebalais. Tai irgi mūsų pūdo. Tada miomos, cistos, akmenys atsiranda. Dar yra labai svarbu, kad kinų medicina sako, kad ne tik tai sąnariams kenkia, bet didelis protinio darbo krūvis, nes žemės stichija atsakinga už atmintį ir už protinį darbą. Taip pat gali pažeisti tą veiklą, už tai, pavyzdžiui, kai mes intensyviai mokomės ar ką, kartais mes nenorim valgyti ir tada prasideda, kad labai sunkiai virškina. Iš pradžių pakinta tik energija, o paskiau deformuojasi kūno audiniai, sąnariai, stuburą, toliau akmenys, vyram prostata, adenomos, cholesterolis. O jeigu blužnies kanalas pažeistas, tai žmogų pykina, gali patinti kojų apačia, labai jungiamasis audinys nukenčia, jungiamasis audinys tai ir širdis, drėgmė labai pažeidžia širdį, čia irgi daug širdies ligų. Ir jeigu per daug protinio darbo krūvio ir labai nusilpęs žmogus, tai gali atsirasti netgi toks sindromas kaip či trūkumas, blužnies, šlakai ir liežuvis su dantų žymėm. Ir atsiranda akmenys inkstuose, atsiranda tulžy akmenys, širdį, cholesterolis, lipomos ir netgi galų gale ir onkologija, bet ypač silpna pasidaro, jeigu trūksta energijos šį blužnies kanale. Tada moterim labai daug lygų, gimda kenčia, harmoninis disbalansas, menstruacinis ciklas. Už tai tie visi saldumynai, pyragaičiai, kuriais mes lepinam savo mylimasias, kartais gali padaryti jas ir nevaisingas. Ir va, staigus blužnies či nusilpimas, tai dėl ko gaunasi. Jis formuoja organų prolapsus, bet gaunasi tada, kai mes nusilpę, persivalgom, bet ir persidirbam. Auvevok, andevok, tai virš. Ir tada atsiranda chroniškas či nusilpimas ir tada gali nebelaikyti šlapimo moteris, atsirasti prolapsai, tai nebūtinai mitralinio vožto prolapsas, jis gali būti įgimtas, bet atsirasti iškritimas, organų nusilpimas, raiščiai žemyn, tiesiog organai, dubens organų nusileidimas, kai makšties iškritimas, tai yra labai labai sudėtingi dalykai ir tai yra dėl to, kad mes valgom saldžiai ir dar kartą auvevok. Ir čia turime omeny būtent ne fizinis, čia protinis darbas, bet badavimas irgi ne tik pasnikas. Starvation reiškia badavimą. Ir tada labai labai daug problemų. Dar kartą kartoju, mes visada norim to rezultato būti sveiki, bet norim ir materialaus rezultato. Ir labai didelė yra konkurencija kažkur įstoti. Bet pagalvokim, ar sveikata svarbiau, ar visa tai, ką darom, kas be pastangų. Mokytis reikia, siekti reikia, pasimokyti daugiau reikia, bet ne auvė. Nepersidirbt, kad žmogus išsektų emociškai, tas pats ir jaunas, kiek žmonių paskiau tiesiog neturi noro kažkaip normaliai gyventi. Ir tiek badavimas, tiek persidirbimas yra labai pavojingi dalykai.
Ir jungiamasis audinys, kai nusilpsta, silpsta ir vožtuvų veikla. Tai atsiranda dažnesnis ir gėralo ir šlapimo nelaikymas. Taigi labai gerai pagalvokite, kas yra svarbiau, ar mūsų gyvybinė energija, linksmumas, visa kita, ar to materialaus darbo rezultatai, tai yra tas persidirbimas. Dabar tas laikas žiemos tamsusis ir apmąstymam labai skirtas. Galima ir vasarą, aišku, apmastyti, jeigu ką žiūrėsit vasaros metu šį dalyką, bet labai pamastykit. Ką aš sakiau, venkit saldumynų, venkit persivalgymo, bet venkit ir protinio persidirbimo. Sėkmės visiems, būkite sveiki, mėly Lietuvos žmonės, kur jūs begyventumėt. Sėkmės visiems.